Esam dabar trečioji mūsų kainų reido stotelėje, iki. Kainų reidas skirtas kavos pupelėms ir inicijavo visą tai čia paskelbta Maksimos akcija, nukelta kaina. Dabar visada bus kaip per akciją ir tai skirta kavos pupelėm. Tai yra, kad šitos paskelbtos kainos Maksimai bus pastoviai. Tai patikrinom, Maksimos kainos iš tikrųjų yra tokios, buvome Rimi, kainų skirtumai išties dideli, tai dabar esame iki ir pasižiūrėsim, kokios čia yra kainos. Taigi, pirma pozicija Lavazza Crema Aroma. Toj sekundėlę pabandysim, ją surasti, jinai čia. Tai reguliari kaina 29,99, Maksimui 17,99, o su iki kortelė 18,99. Tai šiuo atveju pigiau negu kad iki akcija. Kita pozicija yra Pupa. Ieškom Pupa, Pupa Classic. Taip, reguliari kaina 33,95, su iki kortelė 16,97, Maksimui reguliari kaina dabar 18,99. Tai čia su akcija šiek tiek geriau. Pauli Classic. Tai yra netgi keli klasikai. Tai žiūrim šitą. Reguliari kaina 23,95. Su iki kortelė 17,99, Maksima paskelbusi reguliarią kainą 16,99. Taigi kita pozicija Espresso Italiano yra taip 23,99, čia 14,99. Toliau Aroma Gold Espresso yra 29,99, 31 cento. Čiagi paskelbta kaina 16,99. Ir Merild. Taip, 25,99. O su akcija 15,99. Čia 15,99 bent jau paskelbta, kad reguliari kaina. Tai rašykit komentaruose, kokia kaina jums patrauklesnė, ar tokia, kuri pastoviai šokinėja ir raudonuoja kers nuo karto, reikia lakstyti paskui ją, ar pastovi kaina. Dar vienas dalykas, pakomentuokit, kaip jūs manot, ar čia yra ilgalaikė akcija, ar čia tiesiog kokiam mėnesiukui ir po to vėl grįšim prie to šokinėjimo. Na ir kaip jūs manot, ar kiti prekybos tinklai vis dar laikys tas juokingas išpūstas kainas, ar visgi mažins. Įtariu, mums pripratus prie tokių aukštų kainų bus sunku prekybos tinklams atsisakyti šitos ydingos praktikos, bet gal bus ir tikinčių, kad tai gali būti naudinga.